Tai dar vieną. Numauk, ką čia sveik. Yra apšiltinta. Tai va, žodžiu jau lubos. Viskas su elektra pabaigta. Atvažiavo ventiliatorius ištraukimo. Tai čia viskas kaip po karo. Tai reiks bandyti čia susimontuotą ventiliatorių. Kažkaip blemba silpnai traukia. Čia jau pasibaigta. Tai ką, sveiki mano žiūrovai, pradedam 5. dalį. Tai nemažai jau darbų pasidaręs, jau kaip matot, yra apšiltinta, sudėta plevelė, bet čia tik tai šitoj patalpoj, tai toj viską parodysiu. Ką, baltošnikai, tu čia siauti? Tai iš tikrųjų čia kaip šitą patalpą šiltinau ir klievau plevelę. Aišku, dar liko lubas plevelę susidėti, bet lubas jau irgi apšiltintos. Tai čia nefilmavau, nes buvo grįžęs bratka, tai biški padėjo man. Tai kažkaip darėm, žiūrim, kad nieko nesufilmavau. Bet aišku, pasibaigsiu šitą patalpą, eisiu į aną. Tai anoj patalpoj dar nieks neapšiltinta, tai parodysiu tą visą procesą, kaip darosi. Bet jau šiaip smagu, jau susidėjo vata, susidėjo plevelė, tai iš karto pasijautė šiluma šitoj patalpoj. Dabar šitoj būni, eini į kitą patalpą, iškart jaučiasi, kad gerokai vėsiau. Šiltimas tikrai mačia. Čia žodžiu dar buvo jau 5 cm apšiltinta polistirolo, tai uždėjau dar 10 čia viršui. Buvo paprasčiau priklijuoti jį. Ten paskiau tą šalčio tiltą viršui irgi čia iš likučių, ką turėjau, susiklijavau. O po to pirkausi vatos ir su vata dėjau. Tai šiaip žiauriai greit su vata dedasi, šiltinasi, nėra ką lyginti su polistirolu. To galiu parodyti, ką čia mes pridarėm. Tai va, žodžiu jau lubas. Lubas tai dėjau 5 somus. Man užteks čia, nes viršui yra palėpė, tai tokio gryno šalčio kaip ir negaus, tai užtenka 5 somai. Čia dar reikia išsidaužyti skylę, bus ventiliacija. Čia dar pabaigti va tą tarpą, reiks plevelį užsiklijuoti. Čia jau viskas suklijuota pilnai, šičia. Tai jau taip iš karto jaukumo duoda tokio jau smagiau. Tai pradėsim gipsą sukti, iš vis jau pradės matytis visas grožis. Elektra visur išvedžiota, viskas su elektra pabaigta. Čia irgi, dar turbūt nerodžiau, čia va dėžutė pasidariau. Tai iš čia valdysiu ten šitą patalpą. Čia kaip matot bardakėlis. Tai jo, čia susijungiau viską, irgi tvarkingai, viskas gražiai. Šiandien ką, darbai bus tokie, kad reikia lubas užsidėti plevelę, susiklijuoti. Tai perku tokią izoliaciją. O tokia tai jinai yra dvipusė. Tai užsiklijuoju ant profilių ir žiauriai paprastai gaunas, o kraštus va, dar užsandarinu su šitokį. Ką, baltošnikai, tai čia lendi, ką? Grazalė. Na, tai va, turiu pagalbininką savo. Nelabai padeda, bet vis tiek. Dar čia pamiršau vieną profilį prisisukt, nes čia biški prasimečiau su apskaičiavimu. Aišku, dar čia, kai nieko nebuvo, buvo sunku apmastyti viską, tai bet nieko dar. Bolčiukai, ką čia darai? Nebesvai. Tai dar vieną. Numauk, ką čia svaigsti. Kuiduosi iš tau. Tai tiek, judam į darbus. Tai čia turiu biški tos dvi pusės rimtesnės, tai galvoju, čia kai lubos reikia ant krašto, šiek tiek, kur geriau limpa, užklijuot. Yra čia ką veikti, kaip ta plevelė, ta izoliacija užšinsi, gal susiklijuoji. Tai toks, bet čia visur dirbti reikia. Tai jau susimokėjau senukam, tai vėl susikaupė naują sąskaitą. Aišku, ką aš čia pirkau. Žodžiu, įmėsiu nuotrauką sąskaitos ir
patys galėsit pasižiūrėti, kur ten ką pirkau, kiek ką išleidau, kokia kaina buvo, kiek nuolaidos gavau. Tai viską matysit, tai žodžiu sumokėjau 1070, tai kačinkt į bendrą sąskaitą. Po to dar, nepasakiau, orą išsivedžiojau visur. Tai vedžiau su tokiais plasmasiniais vamzdžiais lituojamais. Tai buvau santechnikos skyriui, tai dar 50 euriukų kačinkt. Nu, ten kem 8, bet su apvalinu iki 50. Tai va, irgi oras jau visur išvedžiotas. Kompresorius viršui, elektra pajungtas, viskas veikia, tik tais dar, aišku, kada jau viską susuksiu, apdailą visą, tada viską pasijungti reiks, tada ir orą pajungsim, kai visi galai bus uždaryti. Klijuojam toliau. Tai dabar bandysiu pusę kažkur užsidėti, nes čia vienam yra ką veikti. Dviese dirbi biškį greičiau, viskas vyksta, tai va. Bratka, kai buvo grįžęs, tai padėjo čia lubas polistirolo dėti, ten klijuot. Tai šiaip žiauri greit, dviese, bam. Vienas pjauna, kitas deda, klijuoja. Šiaip labai greitai. Vienas irgi dirbi savo, neskubėdamas ir viskas darai ir pasidarai. Čia sienas plevelė viens ir susikliavau. Aš tai izoliacija irgi, kaip pagalvoju, nepigi. Tas va viens ruloniukas šitos, šitą tokia silpniau klijuojasi, ją dar galėt klijuot, pataisyt. O kur ta rimtesnė va ta balta, jau kai prilimpa, tai jau sunku labai paskiau jau ir atplėšt. Tai na 10 eurų šitą 8, man atrodo, eurų. Nu tai aišku, dar nuolaidos kažkiek gauni, tai biškį pigiau gaunasi. Bet nėra ką kitaip ir sugalvoti. Plevelę tą kitaip nepritvirtinti. Aišku, pradžia sunkiausia, kol kraštą lygiai pasigauni, paskiau tai jau einasi gerai. Tai dar pamiršau pasakyti, atvažiavo ventiliatorius ištraukimo, tai tas dar 1040 kačinkt, sumeliai ir susidarė. Tai dar plus gipsas čia nais. Nusišpakliuot, nusidažyt, tenais skarda, čia lubos skarda, skiaurazetės, lempos, dar visokios, žodžiu, dar čia normaliai gausis. Vieną kartą pasidarysiu ir bus ramu, galimės dirbti vėl toliau, nes jau vieną kartą jau tokį projektą jau praėjęs, turėjau ten prieš tai garažą, kur dirbau, realiai panašiai viską taip pat kaip ir čia darau. Ten gal tiek nesistengiau, biškį paprašiau, bet irgi šiaip gan buvau normaliai pasidaręs. Beveik 10 metų ten pradirbau, nieko nereikėjo daryti. Tai tas didelis pliusas, kada jau viską iki galo pasidarai ir tiesiog paskiau eini ir dirbi ir nesaki galvos. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve, stress, shield my greed. That's how I get it, success ain't no giving. Some days I don't eat, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The opposition don't amaze. The roads racing through the pavement. Get your hands out of my bag. I know that's because I've been in it. I don't need to brag. I guess that's what happens when you taking care of your business. But some family, you do the math. I'm out of my pocket. Houston, we got a problem. I ain't perfect, let them watch me. Elevating, got them nauseous. Cause I'm the pilot in the cockpit. Nose diving in the housing. Woo! Watch out, get ahead. Watch out, get ahead. Watch out, get ahead. Woo! Watch out, set it up. Bet you I shut it down. Watch out. Vieną pusę padariau jau. Visai neblogai. Oi. Visai neblogai. Dar šitą einu daryti. Nu, lubas pabaigiau. Šitą pusę kažkaip biškį žukšlių gavo. Šitą gal gražiau, bet čia jokio skirtumo. Va, visus kampus užkliavau. Viskas čia su plevelė, kaip ir daugmaž padaryta. Eisiu dabar išsidaužyti reikia. O va čia įsistatyti vamzdį. Ir viskas, galimės čia pabaigti plevelę suklijuoti. Ir dar planas yra
išsigręžti, o čia dar noriu vieną ventiliacijos angelę. Ir viskas, čia užsibaigiu tą pusę. Eisiu tada čia, pradėsiu turbūt nuo lubų, apsišiltinti lubas reikia. Einu savo, kai jaučiasi čia, kad labiau šalt. Jo, duoda, vata ir plevelė, tai žiauriai gerai. Einam toliau dirbti. Tai ką, žodžiu, čia viskas kaip po karo, bet jau ir šita patalpa beveik apšiltinta, vėl nefilmavau, nes, kažkaip čia nėra ką čia parodyti. Daug pjaustimo, daug dėdimo, klijavimo. Tai va liko čia su vata užbaigti šitą dalį. Čia jau pasitaręs kažkiek, čia jau šitą pilnai padaryta. Čia šitą grinai iš gabaliukų, galim sakyti, nu kaip ne iš gabaliukų. Čia va pagrinda tas didžiausias plotus gerom, o paskiau jau ką turėjau iš gabaliukų, tai čia ir vatos turėjau likusios dar. Čia va pasidariau lubas irgi padarytas jau. Žodžiu, eisiu šiandien dar dasimušu tą gabaliuką su vata, bet čia greitai. Tada eisiu apsitvarkysiu, nes visur bardakas, belecho, listirolo prisipjaustęs, čia irgi. Tai reikės susitvarkyti. Ventiliatorius ištraukimo. Tai naujas. Ten kainą jau sakiau jo. Tai vat, bandysiu čia viduj turbūt montuoti. Aišku, dar bandysiu pasijungti. Žiūrėsiu, kaip jisai čia dirba, bet jau čia šį kampę pasistatysiu. Čia biškai reikės persikeistos profilius kelis persisukti. Tada galvoju, gal pabandysiu dėžutę gal kokią padaryti. Paskiau iš vidaus gal kokią čiučiut vatą išdėti ir kažkiek sugersto garso ir man atrodo čia nieko tokio. Tai dar vakar tas žmogelis, kur pirkau aną ventiliatorių iš Panevėžio, tai važiavo link tos pusės, atvežė dar ir oro padavimui. Tai jisai yra silpnesnis šiek tiek. Na, užteks man. Labai neužvakumuotų patalpos, nes nežinau, gal jums atrodo, kad jie nėra čia dideli. Našumas jų geras. Tai manau, čia man tikrai pilnai užteks. Matysim, aišku, neužteks kažką, galvosim papildomai, dar vieną gal statyti. Bet manau, viskas čia bus gerai. Tai ką, kol kas tiek tada. Einu, greit pasibaigiu šitą platelį ir eisiu tvarkytis. Tai dar nepasakiau, kiek kainavo tas mažasis ventiliatorius. Tai šitas 205 eurų. Kačinkt. She said that she hate me, I hate me too. I can always tell when you're lying, girl, you're see-through. All these miles away, yeah, I just wanna see you. Baby, give me good face, she hit me like seafood. Remember when I saw you, hi, it's nice to meet you. Know my old girl salty, she just wanna be you. I'm a dog, no Maltese, I don't wanna leave you. Once you're right here, I just don't wanna mistreat you, no. Cause I've been a douchebag before, baby girl, I don't wanna repeat. She just won't please me, she look in my eyes, told me why are you bleeding. And I don't need no answer. Turbūt tos įkrytės šilto jau. Ne, minkšta. Akį mirks jisai. Čia jau susitvarkiau. Išsinešiau, ko nereikia. Kada reikia pasilikau. Pasidaryti ventiliatorius. Čia gal šitą ne, bet reikia apgalvoti maždaug, sumastyti kaip jį čia. Jaučiu čia ir kabinsiu toj patalpoj. Aišku, pirmą pabandysiu dabar juos abudu pasijungti, žiūrėti, kaip jie čia veikia, ar elektra viskas gerai. Sumontuočiau šitą, tada galėčiau čia pabaigti apsišiltinti, kiek nedaug liko. Ir susimest plevelę viską. Ir tada turbūt, nežinau, dar čia reikia šitos pusės, jaučiu dar galvoju sukti USB, uždėti plevelę. Tai gal dar ir tą tada reiktų pasidaryti. Iš tikrųjų, šiltinimas tai jau gerai jaučiasi. Apsišiltinau beveik abi patalpas, tai iškart jaučiasi belekaip, šiandien -10 laukia, tai buvau per naktį palikęs ant minimumo, dabar irgi minimumas, tai varodo apie 15 plius minus. Tai savo su megztuku dirbi, sočiai šilumos, žiauriai gerai, dar čia susidės plevelė, dar susidės gipsas anoj pusėje, čia skarda vis tiek irgi duoda tos šilumos, užsidaro, tai bus iš vis pasaka. Tai ką, einu dar apsidarkau tada aną patalpą ir žiūrėsim, ką čia toliau darysim. Tai buvau senukose, pasiėmiau ventiliacijos vamzdžių, tai reiks bandyti čia susimontuotą ventiliatorių. Buvo planas iš pradžių kaip ir čia daryti, paskiau buvau per galvos, kad lauke statysiu, bet paskiau permašiau, kad bus geriau čia.
Čia pasistatau. Čia biškį reikės dar perdaryti profilius čiučiut. Tai lauk, čiučiut perdaryti reikės. Ir tiek, ir žodžiu, reiks susimontuoti. Pūkšt, ten pasidaryti skylį išsidaužyti. Pūkšti viršų išsivest į lauką. Turėtų, tai va, prisipirkau čia, ko reikia varščiukų, tono. Tai einu darbuotis. Tai ką, pasidariau adapterį, va tokį, tušt. Čia va kaip tik lenda 200 vamzdis, taip gražiai, taukšt. Tai va, čia jau skylę padaryti į lauką. Tušt. Dabar tik tai uždengiau, kad šaltis neįtų per naktį, nes šiandien darbai baigti. Tai va, atlieksiu rytoj. Pasidarau tada išmetimo vamzdį, tada jau bus išdžiūvę čia dažai, tada galėsiu šitą susimontuoti iki galo, prisisukt, reikia tą vamzduką į vidų įsimontuoti. Ir viską susimontuoju, viso, čia šitoj sienai galėsiu išsiklijuoti plevelę, turbūt šitą sieną susiklijuosiu plevelę, čia irgi, nes ten jau gatava, lubas galimės tada darytis. Tiek žinių šiandien, keliamės rytoj. Tai ką, vėl mes čia. Gal dar reikia tą nemontuoti, reikia prisimontuoti tą, pasijungti ir pasižiūrėti. Jeigu viskas gerai, tada einu į lauką susimontuoju vamzdį. Taip ir jaučiu reikia padaryti. Toks biški galvoju pasiskirsis, negrinai eis į vieną. Biški vis tiek iš čia. Nežinau, ar čia geriau bus, ar čia blogiau. Bus kaip bus. Viskas, nieko čia nereikdavo jau. Nu viskas, reikia dėti dabar varžtus. Žiūrėt, kas čia gaunasi. Bandyt pasijungti elektrą. Žiūrėt, kaip čia viskas gaunasi. Reikia skambinti elektrikui musėt. Tai pasiskambinau elektrikui, tai turi neužilgo atvažiuoti. Tai dabar tenais nieko nedarau. Na jau iš lauko greit išsivedžiau vamzdį, dasimušiu iki galo. Tai atlėks elektrikas, bandysim pajungti tada. Pasitikslinsiu, kaip ten tiksliau pajungti, kad paskiau neprigrybaut, nesudegint variklio. Dabar galvoju, po biškį plevelę užsidėsiu. Tai atvarė elektrikas, parodė kaip tai pajungiau, reikia pasižiūrėti, kaip čia veikia. Šiaip normaliai viskas, garsas
Nėra didelis, šiaip tikrai normaliai. Kažkaip blemba silpnai traukia. Šūdas bus. Taip įtarėjau tokią mintį, kad bus per silpnas tas ventiliatorius. Kažkaip anam garaže, kur turėjau, tai dar biški mažesnis buvo, bet traukė tai žiauriai geriau. Čia nefiga. Normaliai. Nujaučias, kad eina, bet taip gan silpnai sakyčiau. Gal reikėjo galingesnį pirkti. Bet dar taip pažiūrėjau. Tokia mintis, kad jisai dabar taip sukasi. Tai jeigu ventiliatorius, tai gaunasi net, jaučiu ne tą pusę sukasi. Jis turi taip suktis, kad išmetimas eitų užtraukti. Karo, čia reikia pabandyti sukeisti vietom fazės. Toj, pažiūrėsim, ar čia aš teisus, ar čia neteisus, bet man atrodo. Nes blemba, taip gan, sakyčiau, silpnokai, jie šiaip našumą tai gerą turi. Aišku, dar blogiausiu atveju teks statyti antrą tokį ir tada tikrai bus gerai. Nu ką, mėginam. Aš sakau. Jo, dabar kur tu vaikinė? Patikrinu. Taip bus. Aš sakau, kad turėjo būti gerai. Jo, dabar tai sakyčiau, net jau ir garsas kitoks jau. Nes prieš tai sakau, kažkaip tyliai dirba, taip atrodo. Dabar iš karto. Kits reikalas. O aš jau buvau išsigandęs, kad čia prasimečiau. Eiktų dabar iš karto visai. Čia jau jeigu šito bus mažai, tai tokį dar vieną pastatyti čia. Šis būtų pelekas. Bet tai manau, pilnai užteks ir šito. Ne, tai dabar ir garsiau daug. O! Liupsenas. Tai ką, viskas neblogai, tai turiu filtrus, reikia jaučiu iš karto susidėti, uždaryti, bus ramybė. Tai dabar dar reiks iš profilių pasidaryti, čia užsidaryti tą variklį, tik tais reikia kažkaip sugalvoti jam orą iš kur paduoti. Ar iš lauko padaryti kokią nedidelę ventiliacinę angelę. Nu, žodžiu, čia sugalvosiu, tai einu ieškoti filtrų, susidėsiu filtrus iš karto. Filtrai sudėti, ištraukimas paruoštas, galima jau dažyti. Čia dar prasivedžiau ventiliaciją na kambariuką, kad turėtų iš ko traukti ventiliatorius. Ir jau čia tokia dėžutė. Nežinau, gal čia reikia apsiūt dar iš tos pusės irgi USB ir įdėti tokias durelės metalinės. Daryti pasižiūrėti, jeigu ką, kas kartą. Čia dar išpjausiu skylę, va čia kažkur. Irgi padarysiu, nes vis tiek man reikia oro tam ventiliatoriui. Reikės pasims, ten vėdinsis vis tiek.
Viskas pabiški į priekį. Nu ką, čia jau pasibaigta. Pasidariau čia durelės tokios, kad atsidaryt, pasižiūrėti, jeigu ką, ventiliatorių. Čia ventiliacija. Rozetę jau prisisukau. Nu tai su plėvelė kaip ir baigta. Lubos jau pabaigtos. Tai lėksiu tada dabar iki senukų, pasiemu USB, užsidarau šitą sieną iki galo. Užsidedu plėvelę ant jos. Tada bandysiu susikonstruoti ventiliatorių va čia kažkaip kampę. Prisitaisyti ir viskas, ką, tada užsisakinėsiu skardą ir lėksiu. Tada po to psiuką nusiperku ir pradedu čia gipsą su. Tokie jau prasidės linksmesni darbai, kur pasimatys jau visas grožis. Tai va, greit susivyrinau tokį laikiklį tam. Pataisiau. Jau gerai čia. Tai ką, kaip matot, jau gipso porą plokščių užsidėjau. Taip. Tai kaip matot, jau gipsas išsuktas. Aišku, viską pamatysit, kaip sekėsi gipso darbai, dar ten kiti darbai. Pamatysit viską kitoj serijai. Tai iš tikrųjų nepamirškit užsiprenumeruoti mano kanalą, nes reikia atiduoti šitą daiktą pagaliau. Čia kur buvau paskelbęs konkursą trečioji daly. Jeigu dar kas nedalyvaujate tam konkursė, naikit ant to video garažų rengimo trečios dalies. Parašykit žodį reikia, paspauskit like, užsiprenumeruokit mano kanalą, tai dar spėsit sudalyvauti konkursė. Ir jau gerai būtų atiduoti. Nebedaug trūksta, gal apie 50 prenumeratorių ir surenkam 1500 ir iš karto atiduodu tą prizą. Tai va, o šiandien tiek, susitiksim kitoje dalyje.